Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien pakalbėsime apie plaukų priežiūrą. O būtent apie 3 priemonės iš L'Oréal Paris, kurios padės atstatyti nualintus plaukus po visų tų vasaros linksmybių. Nes manau, kad tikrai visi žino, kad vien tik šampūno nepakanka. Ir netgi sakyčiau, nepakanka šampūno ir kondicionieriaus. Nebent jau labai pasisekė genų loterijoje. Ir turite natūraliai labai gražius, sveikus plaukus, kurie absoliučiai nieko nebijo. Bet iš tiesų manau, kad kokie 95% šioje loterijoje tikrai nelaimėjo. Ir aš esu vienas iš tų žmonių, kurių plaukams reikia pagalbos. Ir ypač po vasaros. Nes visą vasarą deginausi, maudžiausi ir taip toliau. Saulė, vėjas, sūrus vanduo tikrai nepadėjo mano plaukams. Tai L'Oréal Paris turi 3 papildomas priemonės plaukų priežiūrai, kurios padės maksimaliai juos atkurti, kad jie blizgėtų, žvilgėtų ir atrodytų tikrai sveiki. Ir aišku, šias 3 priemonės galėsite įsigyti Drogos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje. Tad manau, kad nieko nelaukiam ir perinam prie pačio video. Tai įsivaizduokime, kad jau mes išplojame plaukus su šampūnu, panaudojame kondicionierių ir dabar jau galime kalbėti apie tą papildomą priežiūrą, kuri yra be galo svarbi. Niekada nenustosiu to sakyti. Tai pirma priemonė, kuri tikrai padės jūsų plaukams, yra plaukų kaukė. Tai yra L'Oréal Paris Elvital Dream Length, atkuriamoji kaukė ilgiems pažeidiems plaukams. Nepasakyčiau, kad mano plaukai yra labai ilgi, bet jie tikrai pamėgo šią kaukę, nes ji tikrai yra labai veiksminga. Nes, sakyčiau, pirmą kartą su ja susipažinau prieš maždaug 4 metus, kai tik pasirodė ši linija, tai tikrai galiu pasakyti, kad produktas yra vertas dėmesio. Ši kaukė padeda išsaugoti plaukų ilgį, juos intensyviai drėkina ir maitina. Formulės pagrindas yra galingas kokteilis. Augalinis keratinas atkuria plaukus iki pačių galiukų. Vitaminai sustiprina plaukus, ricinos aliejus juos pamaitina ir suteikia žvilgesio. Tepti šią kaukę reikėtų ant drėgnų plaukų, gerai paskirstyti. Iš tiesų parašyta, kad galima palaikyti 2-3 minutės ir nuplauti, bet jeigu aš turiu laiko, tai aš ją palaikau tikrai ilgiau, apie 15 minučių. Ir tada nuskalauju. Tai žinokit, po tų 15 minučių plaukai būna tokie švelnūs, kad net nemoku to apsakyti. Tikrai kaip po procedūros salone. Ir kas man yra labai svarbu, juos yra labai lengva iššukuoti. Ir dar ką mėgstu padaryti, tai papildomai iššukuoti po tekančiu vandeniu. Tai žinokit, šepetys tiesiog slysta pro plaukus. Tikrai viena geresnių kaukių. Tai tikrai rekomenduoju pabandyti. Gerai, kaukė yra nuplauta, plaukai yra šiek tiek nusausinti rankšluosčiu ir galime judėti prie kito žingsnio. Ir tai bus drėkinantis serumas, kuris suteiks plaukams žvilgesio ir padės juos iššukuoti. Tai yra L'Oréal Paris Elvital Hyaluron Plump drėkinantis serumas. Ir tai jau yra mano antra pakuotė. Nes šis serumas man yra arti stebuklo. Tikrai nemeluoju. Nes esu išbandžius tikrai nemažai tų nenuskalaujamų priemonių. Kadangi kovoju su tais besiveliančiais plaukais. Tai šitas serumas tikrai visada padeda. Jo sudėtis yra papildyta 2% hialurono rūgštimi. Jis padeda atgaivinti plaukus ir net 9% padidina plaukų diametrą. L'Oréal Paris teigia, kad plaukai yra 10 kartų labiau sudrėkinti. Ir aš tikrai galiu sutikti su šiuo teiginiu. Kaip jį reikėtų naudoti, iš tiesų galite naudoti kada norite ir kaip norite. Tai yra po plovimo prieš šukavimą ant drėgnų plaukų arba jau ant sausų plaukų. Arba tiesiog bet kada dienos bėgyje, kai norite suteikti plaukam daugiau drėgmės. Aš asmeniškai šį serumą naudoju po plaukų kaukės prieš šukavimą. Nes kaip ir minėjau, mano plaukus dažnai būna labai sunku iššukuoti. Nes anksčiau jie buvo šviesinti ir yra be galo ploni. Tai su šia priemonė juos iššukuoti yra jau 100 kartų paprasčiau, greičiau, lengviau. O ir kvepia, žinokit, tikrai labai skaniai. Na tai ką, plaukai jau yra švarūs, iššukuoti, išdžiovinti ir paruošti paskutiniam žingsniui. Ir tas paskutinis žingsnis yra maitinamasis plaukų aliejus. L'Oréal Paris Elvital Extraordinary Oil. Tai yra maitinamasis aliejukas, kuris tinka visų tipų plaukam. Sakyčiau, šis aliejukas yra toks iconic. Ir šiaip tai yra analogas tokio rastas Elixir Ultima aliejuko. Man labai patinka, kad jo tekstūra nėra per riebi, o žinot, kaip būna su tais aliejukais, labai yra lengva padauginti. Ir tada tiesiog atrodo, kad vaikštote su riebalotais plaukais, ko tikrai ne viena iš mūsų nenorėtų. Tai jeigu jūsų plaukai yra sausi, arba pažeisti, arba tiesiog galiukai yra išsausėję, tai tikrai manau, kad šis aliejukas jums padės. Nes po naudojimo jie iš tiesų būna lyg šilko švelnumo. Ir kvepia labai skaniai. Nes sudėtis yra papildyta 6 gėlių aliejais. Kaip naudoti? Tai aš asmeniškai naudoju kažkur 1-2 paspaudimus, įtrinu tarp rankų, nes labai svarbu, kad aliejukas sušiltų ir tada aplikuojant plaukų. Kažkur nuo čia iki pat galiukų. Ir aš dažniausiai tai darau jau ant plaukų, kurie yra sausi. Tai yra galbūt nesausi, o išdžiovinti. Ir tai būna jau paskutinis rutinos žingsnis. Bet šiaip iš tiesų jis yra gana universalus, tad galima naudoti ir ant drėgnų plaukų, ir ant sausų plaukų. Aš asmeniškai renkuosi antrą variantą. Tai štai ir viskas. Tai yra 3 priemonės, kurios padės atstatyti jūsų plaukus po vasaros. Pati su jomis esu gerai pažįstama, esu išnaudojus ne vieną buteliuką, todėl tikrai manau, kad galiu jas rekomenduoti. Nes manau, kad visos mes norime turėti gražius plaukus. O tai pasiekti ne visada yra taip lengva. Ir kaip ir minėjau, vien šampūno tam tikrai negana. Tai jeigu bandėte vieną iš šių priemonių arba netgi visas 3, pasidalinkite su mumis komentaruose, kurias bandėte ir ar pasiteisino. Taip pat nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose: Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Drogas Lietuva. Tikrai ten jūsų laukiame. Tai noriu padėkoti jums, kad pažiūrėjote šį video iki galo ir susitiksime jau labai greitai kitame. Ačiū ir iki!